Savaitgalį Viliaus Variakojos sporto mokykloje vyko tradicinis jau 18-asis tarptautinis veteranų stalo teniso turnyras, kurį šios sporto šakos profesionalai skiria kolegoms Vytautui Matijošiui ir Pranciškui Mažuoliui atminti. Labai su nuoširdumu atvažiuoja dalyviai, kuriems labai patinka. Šis turnyras siekia aukštų rezultatų, atsiranda naujų žaidėjų. Ir labai dėkingi mes esame akcinės bendrovės montuotojas direktoriui Antanui Katinui. Tai čia jo dėka vyksta šis turnyras ir prizai yra piniginiai ir taurės, dėl kurių reikės išlieti daug prakaito. Panevėžio stalo teniso federacijos pirmininko teigimu, turnyras populiarėja, plečiasi, žiūrovai juo domisi, o dalyviai mielai renkasi dvikovoms prie stalo teniso stalų. Aš labai džiaugiuosi galėdama atvažiuoti į šitas varžybas. Atvykstu jau antrą kartą. Mums labai patinka susitikti su Lietuvos stalo teniso žaidėjais. Miela, kad mus labai maloniai sutinka, priima ir ketiname atvykti dar ne kartą. Ilgametis veteranų stalo teniso turnyro organizatorius Valerijus Rezanovas džiaugiasi ne tik šio sporto pasaulyje svarbaus įvykio sėkme, bet akcentuoja ir kitą reikšmingą stalo tenisininkų bendruomeniai datą – minimą Viliaus Variakojos sporto mokyklos 55-metį. Dabar mes randamės muziejai, kuris randasi Elektros 11 gatvėje. Matome daug eksponatų, kurie rodo apie Viliaus Variakojo gyvenimą ir jo auklėtinių. Matome ir Aldonos Rulienės Europos čempionės žaidusias už Lietuvos rinktinę, už Sovietų Sąjungos rinktinę. Daug įvairių sportininkų, įvairių sporto šakų šitoje salėje. Sporto muziejus turtingą ekspoziciją demonstruoja sporto komplekso vyriausioji administratorė Janina Sinickienė, įkurtas prieš 4 metus. Jame saugoma ne tik mokyklai, visam miestui, Lietuvai svarbi istorija. Vilhelmas Variakojis atidavė daug sportų, jis buvo ir pedagogas, ir sportininkas, ne tik stalo tenisininkas, bet ir krepšininkas, ir pedagogas ir puoselėtojas sporto šakų. Tad šiandien mes negalime pabėgti nuo istorijos, pabėgti nuo praeities. Tai svarbu mums visiems, svarbu mūsų vaikams, kurie ateina treniruotis. Mes pateikėme informaciją šiame muziejuje, kas tai vykdavo prieš daug metų. Tai yra visiems turbūt įdomu ir stengiamės propaguoti šio muziejaus tęstinumą, stengiamės palaikyti ryšį su kitais sportininkais, kurie šioje mokykloje sportavę ir atidavę labai daug. Mokyklos muziejuje be stalo tenisininkų trofėjų pradėti kaupti ir kitų sporto šakų atstovų pasiekimai. Šiuo metu eksponuojami neįgaliųjų iškovoti laimėjimai.